Taigi, sveiki visi, su jumis sveikinamasi aš, Ultra Cool Gamer. Ir dabar aš žaisiu Minecraft išlikimą. Šitas išlikimas tikiuosi bus tikras išlikimas. Dažnai išlikimas, tai ne hardcore, pavyzdžiui, išlikimas, o pavyzdžiui, paprastas kaip ir iki galo Minecraft perėjimas, galim sakyti. Ir šitą skiną aš kuriau pati viena, nes nerandu programų, su kuriuom reikia kurti. Ir tikiuosi komentarai šitame epizode bus, nes dažniausiai mano epizoduose, pavyzdžiui, nebūna, todėl aš stengiuosi išsiimti tos video, kad būtų, nes man nesigauna. Aš labai noriu, kad būtų komentarai, dėl to, kad galėtume, bent jau jūs man galėtume pakomentuoti, ką man reikėtų žaisti. Tai einam iš karto prie išlikimo. Taigi, kaip ir visada, eisime iš pradžių nuskirsti medžio, labas ir klikai. Nuskirsti medžio ar kažkas toliau. Čia nėra čytų, kaip matote, nes aš moku gan daug komandų. Tai pradžių dar gėlytę labai žodžiu atrodo, šią norėčiau nusiskinti, kad lovytę galėčiau pasidaryti. Ir be to, kas nežinojate, tai dažniausiai kažkas daro iš karto susideda 3 avytės ir tada nusidaro vilnas. Bet iš tikrųjų tai galite ir nedaryti. Galite tiesiog pasidaryti lovą iš karto ir tada pačią lovą nusidaryti. Ir tada irgi būtų lygiai tas pats, kaip kad vis vilnas susidaryti. Tai matėte, man telefonas. Šitas išlikimas bus labai trumpas. Dėl to, kad šitam išlikimam bus daug tęsinių. Tai dabar, ten lava, aš taip norėčiau tarp tų kalnų gyventi. Čia negyvensime, man to atrodo. Aš dažnai labai video nestabdysiu, nes kam stabdyti, jeigu galiu nestabdyti. Ir tikriausiai gal atsiboja žiūrėti, bet gal aš kartais pastabdysiu video, kai aš kasinėsiuosi ar kažkas tokio, bet labai dažnai nestabdysiu. Be to žaidžiu per telefoną, ne taip kaip daug youtuberių. Žaidžia per kompus. Nes aš kompą turiu, tik jis yra ne gaming. Tai dabar ten kaimelis man tik pasirodė. Ten kaimelis su 2 pilim. Ar jūs rimtai? Oi. Šitą reikėtų man nugalėti 100, bet prašau, duok man tą trišakę, aš jo labai noriu, labai, žinoma, aš to noriu. Oi. Tik ateik, kad tu degtum, ateik. Ten mane taip sėdi. Kas ten buvo Kas buvo korėjais atkišęs? Eini į vandenį? Koks gudruolis matyt. Koks gudruolis? Su mane paplaukat. Dievai, greitis, aš tau tik... Bet reikalai jį nugalėjau. Nes... Gavau XP gan daug, bet negavau trišakio, ko labai norėjau. Kol kas dar nesu gavusi to trišakio, bet mainat. Kodėl tiek daug tų gėlių? Ir kodėl aš amžinai tą maistą išnaudoju? Iš pradžių reikia šito. Vėliau reikia šito. Gaila, kad pieno neturiu.
man kažko gero. Aš seniau galvodavau, kad specialiai tai padaryta, kad būtų tokios kaip ir pilis gyvenvietį, tai išsirinkdavau patį didžiausią. Tai ne pilis, tam bažnyčia, žinybas. Kodėl negaliu vadinti kaip noriu? O jūs einat? Nu šitas gal visai ir nieko, bet... Kokia čia liūdnas aš. Faiš, kur aš... Gal visai gerai. Pasimsime šestą. Padėjom mums rinkti savo daiktus, jeigu tie villagiai yra tokie geri, kad mums visus daiktus paskolina. Tai kodėlgi ne? Kaip nori daržą nusiaupti. Tai šitas išlikimas bus. Nu, jis bus į daug serijų, kol mes visų formų nepadarysime. Perėsim Minecraftą, tada 20 kartų perėsim Minecraftą, kad turėtume 20 kiaušinių ir galėsim dar vieną formą. Tai galvoju, kad čia bus jau ravynas. Bet pasirodo ne. Labas, karvute. Ką veiki tu? Aš tai nieko ne. Tavo akis biški čia tokios keistos. Papa. Manęs namų laikai, ne? Tai aišku. Kodėl jį turėtume laikyti, jeigu aš didesnė už ją. Mes su mano draugė dažniausiai gyvenam va šitom name ir mes tada pasiimame, nusičytiname litrą ir tada nuo čia išgriaunam tą tvorytę ir šokinėjam. Nu tai yra skrendam. Iš pradžių per telefoną, kas nežinote, kaip reikia skristų tais fejerverkais. Nu, per kompą tai labai lengva, o per telefoną turi ilgiau biškutį palaikyti ir tada tu skriesi ir turi būtinai elytrą užsidėti, nes kitaip neišeis. Tai... Aš labai noriu valgyti. Komentaruose, jeigu jie bus po šituo video, nes jeigu nebus, tai jūs negalėsite parašyti, nes jie bus uždaryti. Tai jeigu bus atvažiuoti, parašykite komentaruose, kur man gyventi. Nes šitam video dar gal nedarysiu. Oi. Ar kažkas iš jūsų atsimenate, kur aš buvau? Nes aš tai ne. Jau ten, kur yra lavos. Jau kažkur ten. Gal rasiu. Gal ne. Jeigu nerasiu, tai visi mano daiktai veltui, o jeigu rasiu, tai tada aš gyvensiu visur. Kodėl tie lūkėliai man iš pradžių būna, bent jau man. Nežinau, kam kitam gal nebūna iš visai jų, bet man tai būna labai dažnai. Bet kada nori padaryti, kad jau būtų, tai tada jų nėra. Ne čia kažkur. Jeigu aš pabandykime sekti upę, rasume village. Ir gal ten būtų tas pats village. Nes kaip aš atsimenu, jokių kalnų neėjau, bet aš ėjau kažkokį mišką. Gali būti, kad pasiklydome, gali būti, kad nepasiklydome. Labai čia keistai gaunasi.
Tai jo, armija. Portalą radome, man atrodo. Portalas. Dar tokio portalo aš nemačiau. Nei karto. Labai kietai atrodo. Kas čia per garsai? Nesuprantu nieko. Bet dabar svinidžai side to side, diamond tonight, hands up. You hear a sigh, your body woke up. You hear a sigh, your body, you never something new, like a turning point, side to side. Bėgam, sundu, kuo greičiau nešėjų 1100. Ojojoj, va kaip gerai, nes tie zombiai labai lėtai plaukia, o mes labai greitai, bet vorai baktelę puola. Tai yra labai blogai. Iš pirmų karto labai gerai surimavau. Tai aš manau, jog ten gyvensiu. Tai šiandienai video baigėmės lyg tik pačiu skinu, kurį galvojau gražiau susikursiu, bet man ir toks patinka. Tai viso. Ir matau už savęs tą village'ą, kurį aš mačiau aną kartą. Tai man atrodo, aš rasiu aną vietą ir savo daiktus. Viso gero.